Šis video skirtas tiems, kas neturi vaikų. Nesvarbu, ar tai jūsų sąmoningas pasirinkimas, ar ilgus metus trunkanti varginanti kova, apie kurią tyliai verkite naktimis, nustokite ieškoti kaltų ir graužti save. Kartais atsakymas slepiasi ne tyrimų rezultatuose, o jūsų gimimo akimirkos energijoje, nes vaikų nebuvimas gali būti aiškiai nurodytas vieno iš partnerių gimimo datoje. Labai dažnai tai net nebūna fizinis negalėjimas turėti vaikų, nes medicininiai parodymai rodo visiškai sveiką žmogų. Gydytoja neranda priežasties, bet procesas nevyksta. Kodėl? Nes tai gali būti karminiai dalykai, atsinešti iš praeitų gyvenimų arba suformuoti šio gyvenimo. Aš kaip taro numerologė turiu tokios patirties ir pažįstu tokių žmonių, tačiau aš kaip būsima hipnoterapeutė manau ir tvirtai tikiu, kad čia galima ir reikia dirbti per hipnoterapiją. Mes galime praeiti prie šių karminių blokų ir dirbti per pasąmonės programų perrašymą. Tai, kas užrakinta skaičiuose, gali būti išlaisvinta tavo pasąmonėje.